Niujorko miesto pirmoji ponia planuoja kelionę aplankyti šeimą Sirijoje ir Libane, dviejose šalyse, kurios yra valstybės departamento rekomendacijos nevykti sąraše. Ir jie gali kartu pasimti Niujorko policijos pareigūnus. Taip, teisingai. Ramadu Vadži, mero Zulruno Mamdanio žmona, pranešama, kad paprašė mokesčių mokėtojų lėšomis finansuojamos apsaugos kelioniai, kuri turėtų prasidėti rugsėjo 20 dieną. Tačiau jau kyla didelis ginčas dėl to, ar tie pareigūnai iš tikrųjų vyks. Mero biuras teigia, kad Niujorko policija rekomendavo apsaugą. Niujorko policija sako, kad jos pareigūnai nevyks į kelionę, kuri nėra oficialus miesto reikalas. Taigi, kas priima galutinį sprendimą ir kas už tai sumoka, kas dar svarbiau. Na, o dabar iš Niujorko prisijungia prie mūsų, kad paaiškintų teisinius ir saugumo klausimus susijusius su šia kelione Žeraras Filitis. Teisininkas arba vyresnysis teisininkas, atsiprašau, iš Lawfare Project. Taigi, Žerarai, ar meras teisiškai gali siųsti Niujorko policijos pareigūnus saugoti savo žmonos privačios kelionės į užsienį metu, ypač į šalis, kurioms taikomas perspėjimas nevykti? Na čia ir slypi ironija. Valstybės departamentas sako, kad nė viena Sirijos dalis nėra saugi ir atkalbinėja amerikiečius nuo kelionių ten, bet miesto valdžia nori siųsti apsaugą privačiam asmeniui. Ir prisiminkite, kad meras Mamdanis nuolat kartojo, jog jo žmona yra privatus asmuo, kurią siunčia į pavojų visiškai ne dėl miesto reikalų. Tai yra aukščiausias privilegijų lygis. Ir esmė galiausiai yra ne tik jo saugumas, bet ir Niujorko policijos pareigūnų saugumas, kurie neturi sulaikymo įgaliojimų ir Sirijoje galbūt net negalės nešiotis ginklų. Taigi lieka atviras klausimas, kodėl jis tai daro dabar, ypač turint omenyje, kad šią vasarą ji jau buvo išvykusi į daugybę kitų kelionių be jokios apsaugos. Ja, tai galiausiai yra asmeninė šeimos kelionė, kaip suprantame iš pasirodančių pranešimų. Ar Niujorko mokesčių mokėtojai turėtų būti atsakingi už tokios apsaugos išlaidas? Na, mes jau turėjome šią etikos problemą de Blasio administracijoje ir buvo padaryta išvada, kad meras ir jo šeima turi teisę į policijos apsaugą. Tai yra miesto funkcija, taigi jų atlyginimai ir viršvalandžiai būtų apmokami Niujorko miesto mokesčių mokėtojų lėšomis. Tačiau pačios kelionės išlaidos nebūtų dengiamos, nes kaip pripažino meras Mamdani, ji neužsiima jokia oficialia miesto veikla, taigi išlaidos būtų padalintos. Įdomu. Niujorko policija sako, kad pareigūnai nevyks, nes tai nėra oficialus miesto reikalas. Tai kas nutiks, jei mero biuras ir Niujorko policija galiausiai ir toliau nesutars dėl to? Kas iš tikrųjų turės teisę priimti galutinį sprendimą? Na tai puikus klausimas ir manau, kad galiausiai sprendimą priims Niujorko policija, nes ji negali siųsti savo pareigūnų į pavojų, jei jie tam nesutinka savanoriškai. Į tarnybą stojate tam, kad saugotumėte Niujorko miestą, ne tam, kad saugotumėte kažką konflikto zonoje, kur valstybės departamentas sako, jog ten nesaugu vykti. Ir manau, jei meras Mamdani ir toliau to siektų, tai sukeltų dar didesnę priešpriešą tarp jo ir Niujorko policijos departamento, nei jau yra dabar. Na, akivaizdu, žinote, tai tikrai įdomi istorija, galima sakyti, bus įdomu stebėti, kaip viskas klostysis, kelionė artėja, dar liko bent mėnuo, kol ji pagaliau išvyks. Taigi galbūt pakviesime jūs dar kartą, kad sužinotume, kas bus toliau. Žinoma.